Nu ką, važiuojam savaitgaliui pabaigti pekinį. Išvažiuojam, varom palei stotį. Į dešinę. Važiuojam, visas miškas užvartytas medžiais. Pastoviai reikia visur persikelinėti. Kuo toliau, to geriau. Čia tas škvalas prieš kelias savaitės buvo. Tai čia labai gerai pravartė. Čia va tai va būna, kai viesulas būna. O ten atvažiavom, ten toliau keliukas. Mes čia keliaujam, va ten toliau, va čia tik atvarėm. Visas, tipo, dviratis 20 kg ir kilnojimas vyksta. Fainas bikepacking. Žiauriai. Medžiai visi va, išguldyti. Nu, lygtais baigėsi visi tie šakaliai. Čia karjeras. Varoma ten toliau, tikiuosi nebebus jau tų. Važiuoja. Jau apsidžiaugiau, kad pasibaigė visi tie pagaliai. Ir kad pagaliau normaliai varysim. Ir va, privarom vėl. Tęsiasi toliau. Nu, nieko gero ten tolumoje. Kažkaip prognozės nekokios. Mums ten tiesiai važiuoti. Maršrutas tik geryn. Bikepacking, žodžiu, va. Sustojom pailsėti. Pravarėm jau 2-3 kilų. Baigėsi tie užvirtimai. Įdomu čia miškuose, kas darysis toliau. Tikiuosi, kad daugiau nebebus to viso hardkoriuko. Išskrenda gervės į šiltus kraštus. Tekino kažkas kaip iš Suomijos skrenda į Pietų Afriką. Važiavom, jau buvo geras keliukas ir vėl prasidėjo. Panašu, kad toliau greitai vėl varysim. Kaip smagu, Jurgi? P90X bus. P90X. Maršrutas pakrypo tinkama linkme, panašu, kad. Kiek dviratis sveria? Gal 15 su viskuo. Gal daugiau. Nu tai turbūt jau 100 kartų pakelėje, ne? Tai kiek čia repsų? Viskas traška, braška. Jurgis va ten užstrigęs bando dviratį persikelti. Aš dar va čia bandau. Čia va maršrutas per šį čia eina. 30 jau jėgų nebėra. Varom. Dabar užsisylins. Nu tai Rokai, čia tau bus į blogą. Ką pasakysi? Nu ką, gerai, kad plagų pasiėmiau. Tai būtų turbūt kelionė pasibaigus. Ride. Kaip ten vadinasi? Tubeless? Ride tubeless. Sustojom pavalgyti. Dar buvo prakolas, susitvarkėm. Ten užsisylinęs dviratis stovi. Buvom sustoję pavalgyti. Tai sėdžiu ir tyliai girdžiu, kad šnypšia galinis ratas. Tai gerai, kad išgirdau. Buvo prapjauta. Tai įkišom plagą greitai, užsisylino. Tai tikiuosi, kad daugiau nebus tokių bairių. Baigs pravažiuoti. Šiaip pompos neturim, tik CO2. Trumpai iššikai neėmiau. CO2, jo. Išvažiuojam iš Paluknio. Iššokom į tokią parką gerą, pavalgę. Tai visai sunkokai, tai 105 pulsas kalo. Vaistas gerkliai. Tarka. Malonumas. Labai jie gražiai atrodo. O, sustosiu, nufilmuosiu. Jo. Tie mažiukai taip žiūri. Čia mes aplamai rajoną dabar pažibojęs. Išvažiuojam iš Dargužių. Važiuojam link Valkininkų. Varom per Valkininkus. Krato gerai, bet labai gražus keliukas. Diskutuojam įdomu, kiek jie metų. Pasiekėm Valkininkus, Jurgis nuėjo parduotuvę apsipirkti ir biški nedaug čia liko, ten, man atrodo, iki 30 km.
ir kažkur, matau, ant Merkio kranto apsistosim. Varom per Valkininkus. Tiltukas padėsiu, nes nepravažiuosiu su telefonu rankoje. O gal ir pravažiuosiu? Ne. Privažiavom prie Valkininkų skardžių visokių. Žiauriai čia gražu. Žiauriai faina. Faina, ne? Varom žirgų palaidų bandos. Šiaip reik atsargiai čia. Gražiai atrodo. Nepasibaidys jie nuo mūsų? Ne. Draugiški jie. Kai kurie tai galingi tokie. Varom čia tokiais takeliais. Aš nulipau, nes jau negalėjau įsukti į starto kalniuką. Neužlipau, įsitraukiau telefoną. Čia palei Merkį. Varom per Dzūkijos kaimelius. Čia jau nedaug liko. Žiauriai gražu. Namai tokie senoviniai. Čia Pamerkių kaimas. Jo, grybai. Dzūkai grybus mėgsta. Atvažiavom prie Bartelių ąžuolo. Čia šitam ąžuole anksčiau knygnešiai knygas slėpdavo. Milžiniškas visai. Va, Jurgis tvarkyta. Gal įlinda. Čia va visa istorija, kas nori gali pasiskaityti. Dar vienas kabantis tiltas į kolekciją. Gal kartu šalia neeinam, nes jis toks itin prestižinės būklės. Jo, bet ten turbūt apačioj trosai yra. Kažkokie tai. Nematau ten trosų. Nu, aš irgi nematau, bet tikrai be trosų jis nekabi. Pasiekėm Matuizos miestelį. Tai, na, Jurgis nuėjo į parduotuvę apsipirkti. Aš jau apsipirkau. Tai nusipirko maisto. 4-5 kilometrai liko. Iki Merkio nuvažiuosim ten, kažkur vietos ieškosim. Nuvarėm, apsipirkom, labai patogu iš tas mažas kuprinaitės pasiimt tokias. Tai prieš pat kempinant gali nuvažiuoti parduotuvę, prisipirkti pilną maisto ir va tai važiuoti kempinti. Ir važiuoti be rankų kempinti. Atvažiavam, tokia va vieta po ąžuolu, o už ąžuolo va skardis, upė. Tai tuo įsimaudytis, nors jau žvarboka, bet reikia išsiprausti. Čia palaskės pasistatysim, bus žiauriai faina. Ten kempinam. Šitas skardukas, tai jau čia išsimaudyti. Graži vieta, labai rami. Va, įsikūrėm mano palapinę. Jurgio toks šalašiukas. Prisipūtėm kilimėlius greitai. Gaminsimės valgyti. Daug nefilmuosiu šiandien. Kažkaip noris ramiai pabūti. Tai... Kai filmuoji, tai labai neramiai būni. Jo, kai filmuoji. Dabar ypač tai žiauriai neramus. Ką dar papasakosi? Davai parodai, koks tu neramus. Pailsėjai šiandien? Žiauriai. 100 kiek? Ten body battery, ką rodo? Lemba, 15. 15? Tai dar galim... Tai dar galim pravažiuoti. Dar galim... Tai dar tuoj svalgom ir praeisim. Svalgom, ane? Svalgom ir praeisim. Nu, žodžiu. Aš įsimegoti jau. Nu, šiandien gavau dovanų karinį davinį. Tai pasiėmiau, ačiū tam žmogui labai, jeigu jisai žiūri video už tą karinį davinį. Tai darysios va, čia troškinta vištiena su grikių košė. Tai dar grikių košės pasidarysiu, čia užsivirsiu, tai bus toks sočiau. Šitą grikių košę tai paprastai tiesiog indukį užsivirsiu vandenį, susibersiu, pasidaro. Kol aš čia visokias grikių košės darausi, Jurgis darėsi šaukštą. Mokat, taip šokti. O čia tai jau biškai sudėtingesnis procesas. Pradžiai reikia to šildymo maišo nuplėšti viršų.
Tada paimi tą maistą patį ir įkiši jį ten į vidų. Tada įsuki vandens, įpili šiek tiek vandens ir užlankstai kažkur padėti. Čia galima dar biškį pašeikinti, bet jau jisai visas įkaitęs. Oho. Geras, kaip išsipučia. Čia jau vos pirštus gali pridėti. Jurgis vis dar daro šaukštą. Kaip sekasi? Gerai labai. Tu davinį viskas dar garuoja, tai bandysim. Susikračiau su savo grikiais, tai tobulai. Skonis, nu tiesiog grikiai su vištiena. Tai gal reikia į armiją, Rokai? Gal reikia į armiją. Šaukštų padrošti. Prabudom, rytas visai vėsus, nelindam šmiegmaišio. Jau vyksta. Šiauvo kavą darausi. Jurgis. Setapas. Kol aš dariausi kavą, išlindo saulė. Čia visiškas toks viešbutuko vibes. Išlindau iš palapinės. Čia va tokie vaizdai. Kiekviena yra rudens kažkoks motyvas. Žiūrėk, kaip saulė krenta pro tą šaką. Kaip laužas spinduliai. Ten atrodo lyg kažkokie gyvūnai. Na jau išsimaudžiau. Žiauriai šaltas vanduo. Tai toks jau kaip žiemą gaivina. Malonu. Ir dabar stebėjau voverę čia. Šokinėja per šitos medžius. Jurgis nuėjo irgi pavinhofinti. Ką, susirašėm, susidėjom daiktus. Susirinkom va šiukšles visas. Va Jurgis varžybiniai padėti pasiruošęs. Tai va, žemas startas ir varom. 1, 2, 3. Čia dangus. Varėm ir atvarėm. Dabar reikės kažkaip išlaukti nelabai noriu. Voverė ant šito medžio. Sustojom pailsėti tokiam pavėsinė vidury pelkės. Važiuojam per dzūkiškus tokius miškus. Žiauriai faina. Čia iš kairės yra upė, o už upės jau poligonas Rūdninkų. Tai bandom apvažiuoti visą Rūdninkų girią. Ir tikslas dabar Jašiūnų dvaras pavalgyti. Pasiekėm Ulos upę. Čia turbūt numeris 1 upė Baidarkės EU. Va, toks vaizdas. Paruoštos mūsų girios. Baldam. Šiaip graudu žiūrėti šitą visą vaizdelį. Visas poligonas išskustas. Čia kur vaikščiodom. Šiau į žygius, viską. Dabar padaryta laukai. Prasukom dalį kelio pro ten, kur dabar poligonai renginėja. Tai vaizdas kraupus. Dabar varom tiesiog žvyrkelio aplink Rūdninkų girią ir varysim į Jašiūnus. Nebeturim vandens, jėgų, visa visiškas lentukas. Važiuojam, Jurgis sako, kaip gerai, kad būtų augtokie čia apelsinai. Tai va, lietuviški apelsinai prisistatė. Važiavom, svajojom apie Jašiūnų dvaro kavinę. Tai uždaryta. Radom va tokią va kavinę. Bandysim čia patekti. Pamatėm kitoje gatvės pusėje, kad yra dar geresnė kavinė.
Pavadinimas labai toks Millennium pasirodė daug žadantis. Žodžiu, Millennium yra closed. Grįžtam į vatą, nes Millennium uždaryta. Va, backpacking sustojimas maždaug taip atrodo. Niekas nedirba pavalgyti, tik išgert gali gauti. Tai va, kolonėliai dešrainių pasiėmiau. Kaip nuo ryto peizažas pasikeitė? Rokerio tik 2 žodžiai. Vadinasi, greitkelių romantika. Greitkelių romantika. O mes grinai dabar esam greitkelių romantikos. Važiuojam, mūsų vėsi karvė. Čia šūnis ir brukas. Važiuojam, pasiekėm Vilniaus oro uostą. Ten va pakilimo takai. Spūdingai čia atrodo. Galėtų koks lėktuvas nutūpti. Jau į Dekatloną nusipirkti pašikniuko tokio. Nuvertėjo 200 km pravažiuoti, kad apsipirkti. 60% bateriai vertėjo. Tokiai simboliškai vietoj baigiam šitą visą video. Tai Jurgi, turi dar kažką pasakyti? Gyvenk ir žvenk. Gyvenk ir žvenk. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų.